Nauja sporto arena Vilniaus mieste. Jums čia per porą metų atsipirks šitas statinys. Norėtumėm greičiau. Greičiau. Nežiūrėkite mano veidą. Viskas, užteks, sutraškėjo kažką. Atsimenu, kai sportuodavom, bet tave neatsimenu. Jūs pirmesni už krepšininkus dabar pamatysite Wolves komandos persirengimo kambarį. Gal po metimuką? Iš 50 eurų. Specialus reportažas iš išskirtinės vietos, naujos vietos. Nauja sporto arena Vilniaus mieste ir jūs turite galimybę vieni pirmųjų pamatyti, kaip jie atrodo, kaip atrodo persirengimo kambariai, kuom yra ypatingas parketas ir apskritai kokią reikšmę šis statinys turi visam Vilniaus miestui. Mums papasakos broliai Lavrinovičiai ir Wolves komandos direktorius Andrius Žiauberis. Dienų klausimas, kada komanda jau išsikelia, viskas vyksta laiku, netgi, sakyčiau, lenkiam grafiką, dėl to, kad mes ir minėjom, kad pirmo ketvirčio pabaigoje planuojam įsikelti, o mes su jumis kalbam dar vasarį. Tai netgi lenkiam grafiką, kas yra labai džiugu, ir komanda jau skaičiuoja dienas, kada galės pradėti treniruotis ne Širvintose, o čia šitoje naujoje treniruočių bazėje. Tai keičia patį vidų komandos, ta prasme, suvokimą namų, kažkoks atsiranda jausmas, kiek psichologinės jėgos? Labai stipriai viską keičia, dėl to, kad mes komandą oficialiai matom 2 kartus, maksimum 3 kartus per savaitę žaidžiant oficialias rungtynes, o iš tikrųjų kur kas daugiau tu laiko gyveni treniruodamasis, tu treniruojasi kiekvieną dieną. Tai yra, koks yra treniruočių procesas, nuo to labai stipriai priklauso taip, kaip tu atrodysi oficialiuose rungtynėse. Tai mums tai keičia iš esmės visą mūsų gyvenimą, kai infrastruktūra ir visa treniruočių bazė yra tam pačiame mieste, kuriame tu ir žaidi, tai yra sukuria beprotiškai didelį patogumą ir eliminuoja bet kokios, sakykime, galbūt net pasiteisinimus, kad kažko trūksta. Turėsim viską maksimaliai, ką gali turėti bet kuri sporto organizacija pasaulyje. Nuo treniruočių kokybiškos salės iki kokybiško treniruoklių salės, iki kokybiškų rūbinių ir visos kitos infrastruktūros. Čia yra mums labai didelis žingsnis į priekį kaip sporto organizacija. Tai žinok, prisipažinsiu dariu, kad atsimeni, kaip mes sportuodavom Marčiulionkiai? Atsimenu, kai sportuodavom, bet tave neatsimenu. Nu, aš buvau antroji komanda, jūs pirmoji. Jo, tarp kitko, visą laiką atsiminsiu tavo puikų metimą. Jo, traječiokas. Buvai grynas snaiperis. Pirmas įspūdis man čia užėjus, man priminė mūsų Marčiulionkė. Tada Marčiulionkė buvo žiauriai kokybiškas, iš vis kosmosas buvo tais laikais. Parketas geras, tie lankai, tas jaukumas toksai, man atsiduoda šiek tiek NBA tokių stiliumi, žinai. Tai koks tau įspūdis iš šito treniruočių centro? Jo, aš nepasakyčiau, kad primintų, bet tą naujovę gal aš pasakyčiau, kad primina, taip. Bet čia aš manau, kad žymiai solidesnė vieta, kadangi ten vis tiek daug vaikų, 3 salės, toks kažkiek tai pausiukas. Gerai, kad buvo Jonas mūsų apsauginis, kaip recepšinė, kur sėdėjo, tai jisai grįžtai ten visus įleist, neįleist, raktą padėti, tai labai gerą tvarką įvedinėjo, bet čia aš tokia labiau į profesionalumą linkė tą vietą ir tikrai net ant naujo parketo vaikšto, amortizacija, net gaila vaikščiot, žinai, su tokiais batais, gerai, kad tu bachilus uždėjau, aš praploviau. Aš skaitau instrukciją, o tu praplovai, aš mačiau, kaip tu praplovai, taip. Žinai, ne, iš tikrųjų, taip,
aš antrą kartą čia esu ir antrą kartą ateidamas dar labiau įsimylėjau, kadangi kiekvieną kartą vis solidžiau, jaukiau. Mūsų klubas yra toks jaunas, kad daug ką, tenka, aš pats esu arti tų žmonių, matau, kaip jie išgyvena, ką jie daro ir, tarkim, praėjusiais metais dar nežinau, ar žais Europos tauriai, ar nežais. Tokie dalykai pačiam Europos krepšiniui, organizacijoms, kurios kuria tuos turnyrus, daro įtaką. Ir labai didelė. Dėl to, kad investicija privačių lėšų į tokio lygio objektus bet kuriai organizacijai parodo, kad tai yra tęstinumas ir kad tai yra ilgamžiškumas. Tomai, prašom, užėjkit tik tai kojas, nuvalykit kojas, prašom. Jau su šitais čia buferiais ir dar valyt kojas. Ką gali pasakyti apie treniruoklius, ar viskas yra, ką čia galima daryti? Tai visko yra, nes kam reikia kardio, yra dviračiai, yra takeliai, kam reikia jėgos, svoriai, štangos, tai tikrai. O kam reikia, pavyzdžiui, reabilitaciją padaryti, tai čia jau į vieną kambariuką, nes ten labai šiuolaikiniai, modernus stakliai. Tai labai faini, jie patys skaičiuoja, jie visi patys reguliuoja tavo pastatytą svorį, reguliuoja, kokio greičio turi padaryti. Tai čia labai faina. Pavyzdžiui, jeigu mini traumelė, kam reikia atsistatyti, tai čia, aišku, aš dar nemoku naudotis jais, bet... Čia toksai atstatymo, rehabo, ar ne? Toks... Jo. Kiekvienas toks dalykas čia yra labai svarbu, nes čia ne tik tai kaip komandai, bet išvis čia miestui. Čia labai svarbu miestui, nes tokie projektai, labai retai mes pamatom, kad kažkoks tai atsirastų labai greitai ir kokybiškas ir naudingas projektas. Tai čia tikrai džiugu už tokį ir tikimės, kad visi bus laimingi. Ar tavo profesionalo karjeroje, ten, tarkim, sienoje daugybę metų praleistų, ar būdavo, kad treniruočių salėje, tokioje patalpoje, aš net nežinau, ar siena turėjo, gal ir neturėjo tokio dalyko, bet tau pačiam treniruotėse būdavo, kad tu padėdavai save susirinkti arba pastiprinti kažką tai psichologiškai? Tai visą laiką, mes sienoje, aišku, irgi panašios sąlygos buvo, bet nebuvo tokios kokybės. Buvo ten sena salė, seni treniruokliai, bet viską vietoj buvo. Ir mes gyvenom prie salę, visą komandą gyvenom. Tai todėl mes buvom kaip šeima, mes praleisdavom daugiau laiko kartu su komanda. Ir mes gal ir įtakoja rezultatus, nes mes labai gerus tos 5 metus 6 turėjom, tai viską laiminėjom. Taip. Tai mes buvome tikrai kaip tikra šeima. Tai ir tikimės, kad ateity Vuls komanda užgrūdins, užaugins tokie pat vertybės kaip šeima. Gal galim kokį pratimuką su gantelka? Tai be abejo, tai tu pradėk pirmas, gerai, tu pasakyk, kiek tau paduot, aš paduosiu ir atsisėsim čia, kad nugarą nesugadint, kad tiesiai būtų ir pastumsim, kas daugiau. Tai 20. 20 pakelsi. Tai prieš kamerą tai pakelsi. Tai tu sėsk, aš tau paduosiu. Gerai. 20 kg, tu išprotėjai. Pas man bicka tai normaliai. Gerai, tai kiek? Nežiūrėkit į mano veidą. Viskas, užteks, sutraškėjo kažką. Sanarys. Žiūrėk, 8. Kur 2? Ne, čia šitas pats padėjęs. Čia pats geriausias. Žiūrėk, atsargiai trauminį gal. Jo, ačiū. 5. Žiūrėk, tą patį svorį aš paimu ir kas daugiau pakelia, tas ir laip. Gerai. Tai man dabar kiek tu 2? 3. Ne, 5. Aš apie 9, jeigu paskutinį užskaitų. Tai tu toks stiprus. O, matai? Bet neatrodai toks. O, kaip išpučia gerai, matai?
O, jau viskas, jau ant 6-7 jau bus pabaiga. Nu, užteks. Fuh. Nieko blogo nepadariau, kad save kankinti. Jo. Ačiū tau labai. Ačiū tau. Palauk, o krepšininkai buvo čionais ar ne? Ne, nebuvo, dar krepšininkai jiems bus jo. Jūs pirmesni už krepšininkus dabar pamatysite Wolves komandos persirengimo kambarį. Sako, žinai, palauk, kaip tenai žalgiriečiai sako, kas gal ir visi klubai, kas įvyksta persirengimo kambarį, tas ir lieka. Šventas, taip, tai čia mūsų Wolves komandos bus kaip šventa vieta, kur kas be atitiktų komandoje viduje, lieka tenai, rūbinį. Pažiūrėjau. Prašau. Ves. Davai tu muka užeik. Opa. Nu, klausykit. Nu, žinai, sakyčiau, kad NBA stilius. Tai čia čia labai panašu. kad Erdvė kaip ledo rytulių komandai, kur ten Čia kas? Čia 30 žmonių. Snekai ar ne? Tai taip, Gėrimai, čia jau viskas. kažką padėt kažką, čia bananai, čia bus kažką telefonus, gal kažkas padės ar kažką. Nu. O tu kur, vat jeigu tau dabar reikėtų rinktis vietą, ar ne, tu užeini pirmas, Jo. kur tu pasirinkti? Aš per viduriuką, iškart va čia atsisėsčiau per viduriuką. O kodėl per viduriuką? Nes aš visą laiką, man patikdavo visus matyti iškart, kad būtų arti. Nes jeigu aš į kampą sėsiu, tai aš tada nejausiu, pavyzdžiui, kokį savo komandos draugą, kuris toli sėdi. Čionais pakabinama tavo marškinėliai žaidybiniai, ar ne? Čionais yra tavo spintelė. Taip, čia vat, pavyzdžiui, ten. Žiūrėk. Jo, telefoną įdedi tik Žinai savo piniginę, jeigu kažkokį tai pasą, kad būtų vietoj. Pavyzdžiui, jeigu išvažiuoja žaidėjai kažkur tai įskrenda, pavyzdžiui, kažkur tai žaist, tu gali čia palikti, atvažiuoji čia, paimi, sudedi ir iki rosto čia 5 minutės davažiuoji ir viskas. O čionais irgi, ar ne, įsitraukia kažkokie rankšluosčiai, dar kažkas. Taip, rankšluosčiai, kokie timpos, kojinės, tu gali čia sudėti gražiai, viskas. Geras. Kad būtų tvarka. Taip, čia labai svarbu, kad žaidėjams būtų, kad jaustųsi šeima. You can make excuses or you can make progress. Never both at the same time. Aha, okei. Čia va, televizorius, kad žiūrėtų bus video peržiūros, nors yra dar vienas kambarys, kur bus grinai peržiūroms ir dar spaudos konferencijai. Čia bus virtuvė. Virtuvė? Virtuvė. Čia bus galėsi ir kavos, ir arbatas, kažkokį tai ten padaryti savo. Jo. Dušai, ar ne? Dušai, jo. Geras. Soba iškart šviesa, ar ne, įsijungia. Gerai, tai čia viskas įspūdinga, persirengimas virtuvė, o čia dar matau, kad yra patalpa. Čia dar biški nepabaigta, procese, bet jo labai svarbus irgi kambarys, nes čia bus atsistatymo kambarys. Jo, po varžybų sauna, kas norės, pirtelė. Jo, irgi pažiūrėkit kokio grožio. Kompaktiškai. Pažiūrėk, va tokio matės nors kartą, tokį pirtelį. Čia bus ledo bačka, kur tu irgi labai svarbu atsistatymui. Jeigu kažkam tai pavargusius kojytės arba keliukai paskauda, tai įlindi, iški yra specialūs. Tas ledas, ką jis duoda greičiau ląstelių, tą atsigauna. Porą kartų pabandžiau, iš pradžių nepatiko, bet paskui, kaip supratau, koks efektas, tai tikrai po kiekvienos treniruotės, po kiekvienų varžybų. Ir čia bus džakuzi. Aš žiūriu ir suprantu, kad šita arena gali būti pati lankomiausia Vilniaus mieste arena. Ar planuojate kažkaip ją dalintis su miestu? Tai mes nuo pat pradžių deklaravom, kad šita treniruočių bazė priklausys ne tik tai klubui, o priklausys Vilniaus bendruomeniai. Jau dabar sulaukiam labai daug užklausų dėl
dėl galimybės naudoti mūsų treniruočių bazę treniruotėms. Mūsų klubas treniruosis bent jau šį sezoną vieną kartą per dieną, vadinasi, visas kitas laisvas laikas lieka Vilniaus bendruomeniai, sporto mokykloms, paprastoms mokykloms, kitoms krepšinio organizacijoms. Tai mes įgalinsim su šitą treniruočių bazę, sakykime, papildomą plotą sukurti ir Vilniaus bendruomeniai, o patys puikiai žinom, kad vis dar trūksta treniruočių erdvių. Ir šitoje vietoje manau, kad prisidėsim prie dar didesnio miestiečių patogumo, kurie turės galimybę atrasti papildomas erdves, norint sportuoti krepšinį. Statoma čionais iš esmės yra Vuls komandai ir krepšininkams. Taip. Ar jie čia turės, kaip tu galvoji, laiko ateiti, tarkim, nežinau, tavo profesionalo karjeroje? Ar tu ateidavai į treniruočių salę, užsidarydavai kažkokį pratimą, zulindavai? Ar jie čia turės tokį? Taip, be abejo, jie turės, kadangi ypač pirmos dienos pusėje. Taip, visą laiką, kadangi, kiek aš žinau, čia labai jau daug kreipėsi įmonių, labai daug kreipėsi, taip, krepšinio lygų, kurie nori jau išnuomoti tą salę, bet yra sudarytas griežtas grafikas būtent Vuls, kiek laiko vakarais būtinai turi būti, nežinau, 2-3 valandos, kur neliečiamos tas laikas, o ryte, aš manau, kiekvienam krepšininkui iš Vuls, tai čia bus jų vieta, kur jie galės papildomai daryti, ką jie norės. Tokių sąlygų net Real Madridas neturėjo tais laikais. Mes žaidėm senoj salėj, treniruočio bazė buvo labai žymiai mažesnė, tokių nebuvo sąlygų. Ir tais laikais aš atvažiavau į Madridą ir man akis tokios buvo, aš iš karto pajutau, koks solidus klubas, taip, bet jeigu grįž dabar po to, ką Vulsai dabar turi, į tos laikus, tai Madridas tada nieko neturėjo, supranti? Kiek čia beje tilps žmonių, nes kaip suprantu, tikrai vyks ir BetSafe LKL čempionato rungtynės. Jo, pagal LKL reikalavimus salė turi talpinti 1200 žmonių. Mes su visom papildomom pristatomom vietom turėsim apie 1350. Tai mes tikrai drąsiai čia galėsim žaisti bet kurias LKL rungtynės. Klausykit, aš dabar taip skaičiuoju viską, mėgstu pinigus paskaičiuoti, kalkuliuoju. Jums čia per porą metų atsipirks šitas statinys. Norėtumėm greičiau. Greičiau. Na ir pabaigai gal po metimuką priimsi iššūkį iš... Nu, Tomai. Iš 50 eurų. Ne, pamažinam, gerai, pamažinam. Turi? Ne, tai per revoliutą aš visą turiu. Tikisi, kad laimėt, jo. Ne, tai iš 10 eurų, gerai? Davai, nedam. Gerai. Nu, žudyk. Tomai, nenorėjau. Jeigu yra dalykas, kurio jums nereikėtų daryti gyvenime, tai ant rajakų persimės su broliais. Čia tikrai šaunuolis. Ačiū tau labai. Gerai, Tomai, ačiū tau.